Vėlgi, projekto esmė kokia? Jungtis, ar ne? Jungtis bendram tikslui. Kas yra irgi labai svarbu. Vienatvės dabar labai daug, ypatingai imigracijai. Ypatingai žmonės jaučiasi vieniši, visokiose kaimuose ten dirba, dar kažkur jie ten kažką, žinai, tam pačiam mieste, žinai. Pavyzdžiui, susitikinėt kažkur, tai klubuose, dar kažkur, nu jau atsibodo, jau perėna, žinai, ne visi nori klubę susirinkti, ar ne? Tai jie galės, pavyzdžiui, susirinkti visi dėl bendro tikslo. Susirenka 20-50 žmonių New York'e, ar ne? Sekmadienį. Visi kartu kažkur tai prabėga. Visi susimeta tenai po 10, po 15, po kas kiek nori tenai dolerių, daleiskim, ar ne? Ir padaro nuotrauką, va, mes visi prabėgom, wow, kaip gerai, žinai, į fondą permetim. Tada Londonas žiūri, wow, nice. Tada, žinai, Londonas visi susirinko kokiam Hyde Park'e, žinai, vėl visi susirinko, visi kažkur vatos nuvarė pagėrė, žinai, visi kartu, visi kažkur prabėgo, žinai, visi, wow, mes tiek, žinai, padarėm, žinai. Tada ten Airijoje, kokiam Dubline, žinai, irgi ten visi susirinkę, žinai, mes irgi norim, žinai. Ir tada visi bėga, visi daro skirtingus, reiškia, fundraisingo kompanijas. Tas pats gali būti kažkoks, nežinau, pavyzdžiui, šefas ar ne. Šefas. Surink 20 žmonių pas save, kažkur tai, padaryti valgyti, surink pinigus, išsiųsti ir tą padaryti, žinai. Tai tuo pačiu reiškia, jie irgi dalyvauja būtent šitame žaidime. Jie irgi kiekvieną dieną mato, kas, kur, ką padarė. Visas kontentas yra įkeliamas į website, ar ne? Jo, visi mato kiekvieną dieną, žinai, tu vėlgi kažkur tai dirbi, kažkur kažką tu matai, dabar tą padarė, dabar kažkas tą padarė. Tada vienas kažkokią idėją meta, ar ne, kažkur tai. Tada kitas tą pačią idėją irgi gali pas save padaryti, žinai. Ir tada mes galim sukontaktuoti lietuvių bendruomenės ir mes pristatysim savo projektą ir mes tiesiog, pasistengsim, kad jie tiesiog apsijungtų būtent šitam visam dalykui. Tuo pačiu tai yra labai svarbus dalykas tame, kad kiekvienas dalyvaujantis šitame projekte, mums vėlgi reikalinga informacija. Nes kuo daugiau žmonių apsijungia, to didesnį informaciją mes valdom. Kam, kokiam lietuviui, kokiam žmogui realiai pasaulyje yra kažkokios tai problemos. Kam ko reikia? Kam ko reikia? Galbūt kažkieno žmogui giminaičiui, ne? Kažkokios tai problemos yra tam. Su sveikata, ar atsitiko kažkas. Mes iš karto automatiškai galim reaguoti, ne? Ir padėti. Tai reiškia toksai kaip ir, gyvas toksai, žinai, organizmas. Ryšys, connection, pagalba, viskas ir visi susijungia, žinai. Nes dar yra labai vienas svarbus aspektas tame, kad pasaulio lietuvių yra labai daug. Ir nėra instrumentų, kaip, reiškia, prisidėti prie tam tikrų projektų. Ta prasme, kažkam kažkur kažkas atsitinka, duoda lietuvišką sąskaitą, gal galit padėti, žinai. O tos lietuviškas sąskaitos ne visi turi. Vieni angliškai, kiti amerikietiškai ir tiesiog žmonės jie moka skirtingom organizacijom, ar ne? Nes nėra galbūt lietuviškos organizacijos, kuri galėtų, žinai, prie kurios tu galėtum prisidėti, ar ne? Paprastuoju būdu. Ir tuo pačiu dalyvauti visą tame projekte, pats dalyvauti. Tai toks kaip gera tokia, kaip sakant, toksai sprendimas ir geras toksai, žinai, visiems prisidėti prie bendro gėrio, žinai. Tai, nes labai daug kas, kaip ir minėjau, visi moka skirtingom pasaulio organizacijom, kas šuniukus gelbėja, kas Raudonam kryžiui, kas ten dar kažką. Galbūt norėtų žmonės aukoti ir Lietuvoje, bet jie neturi tiesiog prieigos prie to, nėra pasiūlos. Taip kad aš manau, kad šitas projektas unikalus tuo, kad gali visi dalyvauti ir visi matyti, kas vyksta. Ne tai, kad tenai sumokėjau kažkam tai ir net neįsivaizduoju, kas ten darosi, kas ten ką daro. O čia kiekvieną dieną, gal ne kiekvieną dieną, gal į savaitę kartą, naujas kontentas, ne? Ir tu matai, kas vyksta, tau įdomu. Kitą kartą jau atsibosta tą Facebooką žiūrėti, ne? Facebookas, Instagramas, žinai, tu žiūri ten. Tu asmeniškai ten labai nedalyvauji, o čia tu jau kaip ir dalyvauji visame kame, tau įdomu. Tai tame ir yra unikalumas dar šito projekto. Taip kad aš labai, kaip sakant, džiaugiuosi, kad mes pradėjom šitą projektą ir pamatysim, kas bus toliau, ne, Vytautai?
Bravo. Taip, jau. Jau, draugai. Jau. Stiprus. Laikomės.